Visiems laba diena, malonu, kad susirinkot. Piški trumpai apie mūsų įmonę. Mes pradėjome savo darbą su grindų danga nuo 1993 metais. Na tai, kai suprantat, tai mes labai daug turime informaciją apie visas grindis, važinėjame parodas, lankėm seminarus. Tai visada galim pasidalinti su jumis visą informaciją dėl grindų dangos. Kuo skiriasi vinilinė danga nuo laminato, laminatas nuo parketo, visas techninės charakteristikos. Tai visada, kai reikės jums pagalba, prašau kreiptis pas mus, mes visada maloniai pasidalinsime su jumis informaciją. Atstovavom ir atstovaujam per tą ilgą laikotarpį labai daug įmonių. Pastoviai palaikom ryšį ir ieškom naujų partnerių, bet šiandien aš norėčiau papasakoti apie unikalų didelį koncerną Berry Alloc. Mes esame atstovai Berry Alloc koncerno Lietuvoje. Šitas koncernas gamina parketlentės, faneruotos parketlentės, Prancūzijoje vinilinė danga ir laminuota grindų danga. Belgijoje ir aukštas slėgio grindys, virtuvės bei vonios kambario sieninės panelės. Plačiau šiek tiek norėčiau papasakoti apie aukštas slėgio grindys, nes apie visas kitas grindys jūs, aš manau, kad turite daug informacijos ir žinote. Mažiau galbūt informacijos yra apie aukštas slėgio grindys. Kas tai yra? Iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip laminatas, bet iš tikrųjų tai nėra laminatas. Šitos grindys gaminamas kaip parketlentės, bet nėra parketlentės. Būtent šitas lentos, jūs kaip matot, aišku, čia nebūtinai skirtos visuomeniniam patalpom, nes visuomeninės patalpos turi garantiją 10 metų. Čia ir namuose vaikai žaidžia, gyvūnai, atlaiko visokius tiesiog įdubimus, įbrėžimus ir yra itin atsparios, tiesiog atspariausios. Yra labai svarbu, kad dauguma lentų turi matinį paviršių. Matinis paviršius, ką jisai duoda, tai saugumas jūsų vaikų, gyvūnų, nėra slidu. Ir tuo labiau basom kojom labai malonu vaikščioti. Ir gana greitai jums nereikės laukti, kol išdžius, pavyzdžiui, klijai. Jūs greitai galite sumontuoti ir sustatyti baldus. Tarnavimas šitų grindų tiesiog garantija visam laikui. Ką tai reiškia? Šitą produktą pradėjo gaminti, čia nenaujas produktas, pradėjo gaminti Norvegijoje nuo 1996 metų. Mes Lietuvoje pradėjom pardavinėti nuo 1998 metų. Tai jau ne vieną kartą perka pas mus šitas grindis. Ir tiesiog buvo ne vienas atvejis, kad tiesiog praeina 5 arba 10 metų ir žmogus pas mus sugrįžta. Pradedam aiškinti, aišku, mes neatsiminam, pradedam aiškinti, sakom, kaip ką. Sako, nereikia, mes viską žinome apie šitos grindys. Mes tiesiog nusprendėm pakeisti visą interjerą, darom kapitalinį remontą ir šitos grindys išardėm ir sudėjom. Vieni sudėjo pas savo tėvus, atnaujinam butą, kiti sudėjo sodyboj, tai tiesiog jūs galite naudotis čia pinigų investavimas. Jūs galite naudotis tiek, kol jums neatsibos šitą spalvą. Šitos lentos turi tokį ypatingą bruožą, kad jos yra skirtingo ilgio, skirtingo pločio. Yra standartinė kolekcija, original. Tai šita standartinė kolekcija turi 44 spalvos. Lentos yra standartinio ilgio, 1,20 m ir plotis apie 20 cm. Ir jos tiesiog mažiau atliekų lieka ir jos tiesiog gana patogu, labai greitai ir lengvai montuoti. Kitos dvi kolekcijas yra Grand Avenue ir Grand Majestic. Jos atrodo itin prabangiai, nes lentos yra 2,40 ilgio. Viena kolekcija Grand Avenue ilgis 2,40 ir 24 cm pločio. Turi 22
spalvos ir Grand Majestic, 2,40 ilgis, 30 cm pločio, turi 8 spalvos. Dabar po naujųjų metų bus atnaujintos šitas kolekcijos ir jūs galėsite matyti daug naujų spalvų. Original kolekcija atsirado 10 naujų spalvų, o Grand Avenue ir Grand Majestic jau tą informaciją turėsime po naujųjų metų. Ir jau sausio antroji pusėje, vasario mėnesį galima užsakinėti jau naujos spalvos. Svarbiausia, kad jums tiktų ir patiktų. Dėl gamybos procesą galbūt aš jums tada nerodysiu vaizdą įrašą. Tiesiog jeigu kam bus labai įdomu, visada jūs galite pas mus kreiptis, mes paaiškinsim, viską parodysim. O būtent kas liečia garantijas, aš jums jau paaiškinau. Dabar, kad kai dažniausiai, kai dizaineriai siūlote grindis, jūs kažkaip tai norėčiau atkreipti dėmesį, jūs dažniausiai kreipiate dėmesį į spalvą. Tai aišku yra labai labai svarbu. Ir jums į pagalbą ateina Berialog saitas, kur jūs galite visada padaryti vizualizaciją, parinkti baldų spalvą, sienų, grindų dangos. Bet yra labai svarbus niuansas, kuris yra svarbus ir būtent jūsų užsakovams. Tai yra praktiškumas. Nes jo galima suderinti visas spalvas, galima padaryti pirmą išvaizdą, kad tikrai iš tikrųjų fantastiškai labai gražiai atrodys. Bet yra labai svarbu, kaip ilgai tas užsakovas, klientas matys tą grožį. Kaip ilgai galės naudotis grindų danga. Bet yra žmonių, kurie sako, aš kas 5 metus darau remontą, man nėra taip labai svarbu. Dabar pas mane tokia nuotaika, man šviesesnės spalvos patinka, paskui man patinka tamsesnės spalvos, bet praktiškumas, ekologiškumas, nes šitos lentos kaip ir parketlintis, nesielektrina, netraukia dulkių, o tai jūsų ir jūsų vaikų sveikata. Tai visos šitos kolekcijos, visas prekės Berialog, tai yra ir laminatai, ir vinilai, ir parketlentės, virtuvės, vonios kambarės, sieninės panelės. Jūs galėsite matyti mūsų salone, Grindų galerijų Nideko prekybos centre. Mes jūsų lauksime ir visada suteiksime jums pilną informaciją. Ačiū už dėmesį. Sveiki visi. Nežinau, ar čia girdėsim, gal taip be mikrofono, aš tikiu. Aš būsiu Rolandas, įmonės Lenex įkūrėjas, sakykim taip. Dirbam jau 15 metų. Ir mūsų sritis yra įvairios duris ir grindys. Šiuo atveju buvo čia vieną kartą šnekėjom apie duris, dabar norėčiau truputėlį apie grindis, tai yra konkrečiai gal paliesti vinilinių dangų temą. Su vinilu turbūt prekiaujam apie 7 metus, turbūt aš spėju tai panašiai. Vinilas, sakykime, kada jis prasidėjo, jis buvo toks neatrastas reikalas, bet jis jau buvo tai pakankamai senai. Mes atsimenu, važinėdavom parodas Vokietijoje ir ten būdavo pagrindė tai laminatai visokie sukrauti, ten, sakykime, medis ir tik tai vienas kitas turėjo tą vinilą. Tai per visas šitos metus, sakykime, pasikeitė viskas taip, kad turbūt vinilas, sakyčiau, sudaro kokių 70–80% tų visų parodų Europai, vadinasi, pačioje Europoje jis yra populiarėja vis. Ir ta prasme, jis yra, pas mus ateina šiek tiek gal pavėluotai kai kurie dalykai, kaip ir visur, tai tarkim metai kokie vėluoja, tam tikros mados, spalvos, dar kažkas kitas. Bet iš principo, ką noriu pasakyti, kad tas vinilas šiai dienai yra viena iš populiaresnių grindų dangų, kurią renkasi žmonės dėl įvairių priežasčių, dėl jų savybių to vinilo. Trumpai apie tai, ką turim, tai mes kaip įmonė esam distributoriai 3 gamintojų vinilinių, tai yra M-Floor, Vivafloor ir Lamet. Tai yra belgai, olandai,
įmonės, kurios prekiauja, sakykime, Europoje, o mes, sakykime, Lietuvoje esam distributoriai, kurie platinam net ir Lietuvoje šitas prekes. Tai va, nežinau, ką mes žinom apie vinilą, turbūt kiekvienas žinom labai jau nemažai apie tą vinilą. Esate dirbę, turbūt dėję ir rekomendavę ir visą kitą. Tai gal pradėsiu nuo to, kad jis yra, kaip sakyti, nėra gerų grindų. Ateina kartais klientai į mūsų skyrius ir pas visus prekybininkus turbūt ir klausia, kas yra geriau, ar geriau laminatas, vinilas ar medis. Tai turbūt atsakymo vieno ir nėra. Kiekviena prekė turi savo paskirtį. Kaip kalbėjo prieš tai kolegė, girdėjau, tai yra teisybės daug tame, kad laminatas yra turbūt nepakeičiamas tam tikrais atvejais, kai jis reikalauja, kai žmonės nenori dėti jokio lyginimo, tai yra grindys labai nelygios ir visa kita, tai tada galima sudėti ant pakankamai nelygių grindų ir viskas tvarkoja su laminatu. Jos parumas geras. Medis iš kitos pusės, kas jau labai nori medžio, tai medis yra natūralumas, kurio sakykime, neišmuši iš to, kuris labai jo nori. Yra tarpinis reikalas, yra vinilas, kuris šiai dienai turbūt dėl žmonių greito gyvenimo būdo naudojama kaip danga, kuri reikalauja mažai dėmesio. Ir jos paviršiai vis tobulėja ir tai yra iš išvaizdos kartais mažai atskirsi, ar tai yra natūralu, ar tai yra medinės grindys, jeigu tu nesi profesionalas. Manau, kiekvienas profesionalas atskirs labai greitai, bet neprofesionalo akim tikrai užduoda klausimų, ar čia tikrai yra nenatūralus medis. Tai dabar norėčiau truputėlį pakalbėti apie mūsų vinilą yra Lamet. Aš truputėlį pristatysiu, čia brošiūra yra angliška, padaryta, skurta gamintojo, bet aš norėčiau truputėlį prabėgti ir pakalbėti apie pagrindinius tos principus, to būtent mūsų vinilo Lamet. Taip. Kodėl tas vinilas, kodėl būtent šitas vinilas? Mūsų vinilai, sakykime, galima sakyti, skirstosi į dvi grupės. Turbūt visi vinilai skirstosi pagrindinės dvi grupės, jeigu nekalbėti lūzliai, tokie, kurie nepopuliarūs Lietuvoje, bet yra vienas klijuojamas, kitas rakinamas. Klijuojamas vadinamas LVT, kuris yra pagamintas be pakloto, jisai plonas 2,5 mm ir jisai skirtas klijuoti. Ir kitas, kuris yra skirtas su rakiais užraktu, tai yra gaminamas iš kitų medžiagų, ten naudojamas kalkakmenis, įvairūs minkštikliai ir gaunamas, sakykime, tas visas storis apie 6-7 mm. Ir jis yra galima rakinti kaip kliką ir sudėti kažkokią patalpą. Populiarumas jo labai skirtingas, ne Lietuvoje, kadangi mes turim skirtingas parduotuvės skirtingose miestuose. Aš pastebėjau, kad Vilniuje labiau populiaru klikas, Kaune, pavyzdžiui, labiau populiaru klijuojamas, bet tai keičiasi, po truputį keičiasi, matomai meistrai, kurie įgūdę kažką daryti, daro vieną arba kitą. Kalbant apie šitą vinilą, kokius aš privalumus matau, nes turim ir kitų vinilų, aišku, dirbam ir su tarpininkais, kurie turi dar visokių, sakykime, tų vinilų ir matė daug. Tai jeigu anksčiau būdavo vinilas, kuris šiai dienai einant Akropolį, aš matau, kad yra susitraukęs, yra tarpai dideli. Jeigu anksčiau vinilas būdavo tas, kuris šiek tiek blizga ir tu matai, kad yra plasmasė, tai šiai dienai yra pasikeitimai ryškus. Viskas tobulėja, eina į priekį. Ir vienas iš mūsų gamintojo Lamet vinilas pasižymi stabilumu, pasižymi natūralia labai danga ir matiškumu. Jeigu konkrečiau apie padengimą, tai skanuojamas, sakykime, yra tam tikri raštai, kurie yra parenkami, sakykime, kaip spalva. Jeigu matosi sluoksniai, tai yra viršutinis, apatinis arba, sakykime,
Vidurinis sluoksnis, tai yra, matote, tamsi lenta, tai yra kalkakmenis su priemaišom plastiko, kuris yra kaip pagrindas yra, tada dedamas printas, matote, numeris 3, ir tada dedamas atsparius subrėžimai dangos. Dėl atsparumo turbūt niekam nepaslaptis, kad yra skirtingos klasės, kaip ir laminato, taip ir čia yra. Yra dėvimieji sluoksniai skirtingi. Prasideda turbūt nuo 0,1, bet Lietuvoje to tokio turbūt niekas ir net neturi. Čia naudoja Indijos visokios ir visi kiti. Yra 0,3, ką jūs matote, dažnai būna ir didžiuose prekybos centruose. Tai yra ta klasė skirta namams. Yra 0,5 ir 0,55 klasė, kurie skirta komerciniam patalpom. Tai yra 33 vadinama klasė, ir 34 0,7 klasė, kuri yra dar atsparesnė už tą komerciniam patalpom skirtą. Tai mes visi gamintojai gamina skirtingas tas klases pagal lygius, kur kam bus pritaikyta. Šis vinilas, kuris SPC vadinamas, tai yra tai, kad viduje yra jos rakinamas ir su kalkakmeniu pagamintas, paviršių turi matinį, jis padarytas jo matiškumas yra tarp 2–4%. Tai yra, jeigu lyginant, sakykime, tą matiškumo matmenį. Tai yra labai matiškas paviršius, tai yra matiškumas duoda tą tokio gyvumo, tokio tikrumo tiksliau labiau. Ir antra technologija, kuri panaudota šitam vinilė, tai yra Embassy in Register, vadinasi, sutrumpintai EIR. Tai yra tai, kad raštas atitinka įspaudą. Tai yra, kai gamybos procese yra padaryta taip, kad įspaudimas ten, kur šaka, ten yra ir įspaudimas. Ten nėra, nes yra skirtingų būdų pagaminti vinilą, tai dažniausiai pigesni vinilai to neturi, jie turi lygų paviršių ir, sakykime, padarytos vienodi kažkokie tai vingiai, kurie visiškai neatspindi, sakykime, to raštą. Tai bet paėmus kiekvieną lentutę, pasižiūrėjus iš šono, jūs matysite, jeigu ten šaka ir ten duobutė, ar ten kažkaip panašiai, tai yra būtent naudojama šita technologija. Tai mūsų vinilas šitas turi šitos kriterijus ir jis yra, jo įspaudai atrodo natūraliai, jo paviršius atrodo natūraliai. Aš galvoju, gal aš praleisiu per rankas tam tikras vinilus. Čia yra klijuojama tipas, nerakinama, nežinau, galiu parodyti truputėlį. Tai yra tas matiškumas matosi. Taip. Čia ir populiarus klausimas, labai geras klausimas, tarp kitko. Atsakymas yra toks įdomesnis. Turbūt daug gamintojų, daug pardavėjų sako taip, kad dėkit ten paprastai ant grindų ir jūs nepergyvenkite, čia yra paklotas. Paklotas yra dažniausiai yra milimetras. Retais atvejais 1,5 milimetro, nes reikalavimai turbūt milimetras yra. Ir jūs sudėję ant visiškai nelygių grindų gausit efektą, kuris bus girgždesys. Yra pardavėjų, aš tikrai susidūręs, kai einu pasižiūriu, dar konkurentas pasitarėm, aš paeinu per parduotuvės, paklausinėjau, tokius atsakymus išgirstu, kurie iš tikrųjų yra tokie nusikalstami realiai. Nes žmogus išleidžia pinigų, jis daro kažką, padaro ir tai yra, rezultatas yra blogas, sakykime. Tai noriu pasakyti, kad jeigu grindys yra lygios, sakykime, šlifuotos, tai yra, reikia įsivertinti tiek su, sakykime, įrankiais tam tikrais, su gulšiuku galų gale, pasižiūrėti, jos neturi kažkokių akmenukų iškilusių ir panašiai, tai galite dėti tą vinilą su paklotu drąsiai. Jeigu tai yra neaišku kokios grindys ir nėra specialistų, kam pasižiūrėti, aš visą laiką rekomenduoju bent minimalų išlyginamą sluoksnį. Mes turim kai kurių meistrų,
yra labai geri meistrai pas mus Kaune, kurie sako, niekada nedėsiu vinilo šito ant kliko, tik ant grindų be išlyginimo sluoksnio. O sako, aš nenoriu niekada turėti problemų. Tai galbūt pernelyg aštri, ta prasme, jau tokia pozicija, bet kad reikia turėti apylygės grindis, tai faktas. O kolega, kuri pristatė grindis, sakė, kad užraktas bet kokių vinilinių grindų, nežiūrėkit, čia pagal tą gamintoją, nėra toks stiprus, kad jis atlaikytų didelės duobės pas savį. Jeigu su kulnu atsistosit į duobę, įsivaizduokit, dvi sujungtos ir atsistojat į duobę kažkokią, tu jis ilgainiui išlaužysi tą špuntą. Antras dalykas, jis pradės girgždėti. Tai tam, kad nebūtų girgždėsių ir nebūtų kažkokių rekomenduojama, kaip sakant, kaip savo, tai įsidėti bent minimalų išlyginamą sluoksnį. Nors gamintojai, beveik visi gamintojai, norėdami parduoti daugiau, ta prasme, kalba beveik vienodai. Prašom dėti ant grindų, kurios yra lygios ir nebūtinas išlyginamas sluoksnis. Taip, tai yra, bet čia yra dalis ir marketingo. Tai atsakydamas tą klausimą, galiu va taip, sakykim, tai. Taip. Nu ir ką, kaip vinilas, aišku, automatiškai suprantate, kad jis yra pakankamai plonas. Kalbant apie klijuojamą, tai jis iš viso plonas, 2,5 mm. Jeigu tai yra klikas, nu, jis dažniausiai būna 5+1, 6+1. Tai yra vienas, tai yra paklotas apatinis, o tekstorė yra pats vinilinė lenta. Tai jos gerai labai praleidžia šilumą, aišku. Tiek šildymas, tiek šaldymas vasarą jisai bus efektyvus. Jisai greitai, jis neturi ilgos inercijos. Jeigu, sakykime, medinės grindys jos turi tą inerciją kitokią, jos visos iššyla kažkiek, bet jos turi tam tikras laikas praeiti, tam tikrai gal maži didesni nuostoliai tos šilumos. Tai vinilas yra tas, kuris greitai tiek iššils, tiek atšaldys patalpą. Jeigu tai reikalinga. Tai čia vienas iš didžiausių pliusų. Na, aišku, apie tą pliusą, kad tai yra atsparus vandeniui, turbūt jau net nebereikėtų šnekėti, nes yra visiškai atsparus vandeniui. Meskit, laikykit mėnesį tam, sakykime, skystyje vandenį ir jam nieko neatsitiks. Išskyrus kai kurios atvejus. Jeigu tai yra su kamščiu, tai yra tam tikrų problemų. Tai yra, kamštinė danga nėra 100% atspari drėgmei, nors jinai yra tam tikrą laiką gali būti, bet jeigu ilgą laiką jinai turi tam tikrų pasiekmių. Bet jeigu naudojamas, sakykime, apatinis sluoksnis kaip normalaus, sakykime, klikinio vinilo, o šitą dangą, jų irgi būna skirtingų rūšių, tarp kitko, jos būna tokios minkšta, tokia labai, kuri draskosi, yra kita kietesnė toks paklotas, jie, aišku, skirtingom kainom ir kainuoja pas gamintojus. Mes dedam tą kokybiškesnį, tą stipresnį, nes jis netoks, sakykime, galima taip įdrėksti su labai lengvai su nagu. Tai va, tai jisai mažiausia susidėvi, jis mažiausia susispaudžia, mažiausia kažkas atsitinka jam. Tai va, tai tiek apie šildymą. Nu, aišku, klikinis vinilas, jį galima susidėti pačiam. Taip, manoma susidėti pačiam. Jis yra lengvai dedamas, per užraktus jisai užsirakina. Jeigu taip įsivaizduojate eilę, tai galima per užspausti. Nereikia visos eilės vienu matu įdėti. Tai ta prasme, bet kuris, sakykime, sugeba, kaip sakant, jeigu rankos iš tos vietos, sako, auga, tai tikrai gali sudėti. Ką nepasakyčiau apie klijuojimą, nes klijuojimą patikėčiau specialistam ir tik specialistam. Ir dažna klaida tam tikrų, nežinau, net tų pačių dizainerių tam tikra klaida, kai ateina vieni į namą ir sako, mes padarysim viską. Lubas, čia sienas, gipso sudėsim ir grindis sudėsim. Kaip taisyklė nežino tam tikrų reikalavimų. Ar žino kas nors, kad, pavyzdžiui, vinilą reikia voluoti su sunkiu metaliniu volu, kuris sveria 40 kg, 50. Turbūt nežino, pirmą kartą girdi. Ar žino, kad jį reikia paviršių įsidėjus išlyginamą sluoksnį, jį reikia nušveisti, kad neliktų tam tikrų burbuliukų ir panašiai. Nes
klijuojamas vinilas jis yra tiek plonas, sakykime, jis visur yra plonas, jis 2,5 mm, jisai ilgainiui jums atspaus tą akmenuką, kuris yra apačioj. Jūs matysite tokį kalnelį po kiek laiko. Todėl aš sakyčiau, palikite tos dalykus meistram, kurie žino, kurie deda ir specializuojasi tam. Pas mus meistrai, kurie dirba, tai nespecializuojasi, tie, kurie deda medinės grindis, tikrai nededa šito vinilą klijuojama. Netgi tie, kurie deda kliką, kai kurie nededa, tie, kurie deda kliką, nededa klijuojama. Nes klijavimui reikia, įsivaizduokite, ten yra išlygimos sluoksnis, dedasi tokie batai kaip kačių tokie, vaikštosi po tas patalpas, tai yra įranga tam tikra, kurią reikia turėti. Tada šlifuojama, tada voluojama ir visa kita. Tai yra rimtas darbas, iš tikrųjų tie, kurie rimtai deda, jie gerai sudeda ir tada niekas neturi problemų. Ir atvirkščiai, tie, kurie pataupo lyg taip čia bus pigiau, neįvertina tam tikrų dalykų, kažko nepastebi, kažko nepadaro ir paskui turim problemos, kurios ateina ne dėl produkto, o dėl nesupratimo, kaip tą dalyką daryti. Kaip ir su durim, deda kažkas duris, meistrelis sėdės, staiga staktą sugadino, apvadus blogai pripjovė, soriukas, reikia naujų. Tai čia turbūt viską liečia, turbūt. Specialistai, kai daro, tai aš manau, reikėtų palikti tokius dalykus, kaip klijuojama, tai specialistam. Kalbant apie klikinį, tikrai galima bandyti dėti patiem, bet irgi reikia žinoti tam tikrus tensus, kad reikia palikti per perimetrą tarpelį, bent centimetro, nes jisai yra vaikščiantis, skaitosi. Plaukiančios grindys. Visos grindys, kurios sujungtos tik tai su klik sistema kažkokia, vadinamos plaukiančios grindys. Plaukiančios grindys turi turėti laisvumo. Jos turi turėti per visą perimetrą. Nes jeigu jūs sprausite grindis į kažką, gali staiga atsirasti jums tokią palapinę kažkur. Matęs ne vieną Palangoj, Kunigiškėse čia dėjo tokie meistrai vieną nusintė, sakė, per brangiai deda, tai atvažiavo iš Radviliškio, iš kažkur sudėjo grindis. Tai turėjo tokias palapinės po mėnesio laiko ir to ir baigėsi tie pigus meistrai. Kur dedamas vinilas? Klikinis vinilas, aišku, galime išdėti visus kambarius, tam tikrais atvejais reikalaujama, kad tarp durų būtų tarpas paliktas. Nes jisai dėl tos savybės, kad jis yra plaukianti danga, būna kompensacinė juosta dedama. Kaip taisyklė, mažai kas tą deda. Yra tam tikra rizika, gamintojas ne visada kompensuoja tokių dalykų, nes yra nurodymas, kad turi tam tikros patalpos, jeigu jis neviršia tam tikrų dydžių, daryti juostelę, kuri yra, sakykime, įpjaunamas ar ne, suleidžiami dvi plokštumos tam per kokį centimetrą atstumu ir tada uždedam ant viršaus sujungimo juostelę. Tai yra tokie reikalavimai, kiti nenori, daug kas, aišku, natūralu, kad niekas nenori tos juostelės, daro be to, bet tai yra rizika. Mūsų, kaip sakyt, pareiga įspėti šiek tiek, bet kliento pareiga rinktis. Tai kalbant apie kliką, bet kalbant apie klijuojamą, tai klijuojamą gali dėti visur. Realiai, pagal praktiką jis dedamas visuose kambariuose, jis dedamas voniuose, jis netgi dušo patalpoje dedama, kai nedama dušo kabina. Jisai klijuojama, galima klijuoti sienas. Visi klijuojam sienas. Tas pačias, sakykime, yra tokių dangų, kaip čia vienas iš pavyzdžių yra plytelių tokių. Atspalvių yra begalės, turbūt visokių, nebūtinai šito gamintojo, bet iš esmės tai yra, noriu parodyti, kad yra įvairiausių spalvų, kurios yra, atrodo kaip plytelės. Dažnai galima padaryti tiek grindis, tiek sienas, tą pačią, jeigu tam yra noras pratęsti, sakykime, nuo kambario arba eiti su viena spalva. Tai jūs drąsiai per visus kambarius ir į dušo, ta prasme, į vonios kambarį galite eiti su to pačiom grindim. Ir čia problemų nebus. Jeigu tai yra bėga vanduo, dedant kliką, galima eiti vonios kambarį daryti, bet jūs neturite dėti ten, kur krenta vanduo. Vanduo po apačia pakloto, visai, prognozuoja, kad ten atsiras po kiek laiko bakterijos ir kažkas bus negerai.
Čia kalbama apie tai, kad mūsų vinilas yra ekologiškas, sakykime, kiek įmanoma tam būti, nes yra naudojami tokie minkštikliai, kurie dažnai kitų gamintojų naudojami neekologiški ir jie, kaip toksinai šiek tiek skleidžia savo blogasias savybės. Šitas yra ekologiškas, kuris įdedamas tik tai ekologiškos tos priemaišos. Tai va, jisai jums neskleis jokių blogų kvapų ar medžiagų. Čia parodyta, kad mes turime, kai yra vinilas susidedamas, galima, kairiai pusė nuotraukoje matosi, kad ten yra padėtas grindjuostė. Tai grindjuostė gali būti tos pačios spalvos kaip ir grindys. Užsakydami grindis galite užsakyti ir grindjuostės ir tos grindjuostės bus sudėtos palei visą kraštą. Taip pat yra tokios juostelės, kurios lipnios yra tos pačios spalvos ir galima sujungti vieną patalpą su kita, vieną plokštumą su kita plokštuma. Arba padėti palei visą perimetrą, palei kraštą suklijuoti. Čia kaip kam reikia, palei langą dažnai galima būti dėti tokius dalykus. Tai vieną ką dar noriu truputėlį papasakoti apie... Aišku, vinilas turi skirtingų tipų, jisai gali būti herringbone, ta prasme, to supjovimo, tai yra angliška eglutė, lentom, sakykime, jos ir vairiausių pločių, vienos yra kolekcijų, kurios ilgos lentos, sakykime, ne tokio ilgio, bet jos yra 1,60 m, man atrodo, ir pločio 20 kažkelių. Tai jos skirtingų dydžių yra. Kuo mažesnės lentelės, tuo natūralu daugiau skirtingų, tuo daugiau skirtingų lentučių. Jeigu kiti sako, kiek čia tų lentučių bus skirtingų, tai aš galiu pasakyti, išduoti paslaptį, kad kai jisai gaminamas, įsimamas vienas lakštas didelis ir pjaustomas gabalais. Tas lakštas susieina su kitu lakštu. Gamintojai taip gamina, nes perka printą tokio tam tikro dydžio. Ir jis supjausimas, kuo mažesnės lentutės, tuo daugiau skirtingų lentučių, ta prasme, pasikartojančių. Tai jeigu imkim herringbone, tas, sakykime, grindis, tai yra, įsivaizduokit, kiek jų skirtingų gali būti viename, ir jeigu imam labai didelės, tai jų kiekis bus mažesnis skirtingų. Nes kai dedame meistrai, tai turbūt blogas meistras, kuris išėmęs iš pako deda iš karto grindis vieną prie kitos. Dažnai tada būna problemos, kodėl man sudėjai čia šaka, tas pats raštas. Ir tai iš tikrųjų negražiai atrodo. Todėl normalus meistras, jisai įsideda visas grindis, susitvarko, susižiūri, kur dės kokią rašto lentutę ir tada tik deda. Tai yra normali praktika tokia, jeigu nori, kad gražiai atrodytų grindis. Kaip ir medinės grindis, jeigu ten balana per vidurį nesistengia dėti, bet yra meistrų, kurie atėjo darbo dirbti, jie tik tai sudeda ir išeina. Tai čia yra tų blogų meistrų praktika tokia. Tai va, yra plytelės, yra akustinė danga, prieisim prie jos. Čia yra mūsų kolekcijos, keletą kolekcijų čia, kurios nurodo 0,55 sparumas, tai viršutinio sluoksnio, sakykime, aukštis 5, tai yra 4+1 ir plotis ir ilgis, 17 cm grubiai, 18 beveik, 1,20 m. Tai čia skirtinga kolekcija turi skirtingus dydžius. Turim vinilą, kuris, kaip šiuo atveju Montaro, vienas iš populiariausių turbūt pas mūsų. Jisai turi 0,7 viršutinę dangą. Prasme, tai kas tai yra 0,7? 0,7 mm dėvimosios sluoksnio to vadinamo. Tai yra, kad braižymam jo nuvaikščiusi žymiai, ilgiau vaikščius, kol nuvaikščius. Iš principo vinilo, aš nežinau, namuose ar galima nuvaikščioti, aišku, galima gal nuzulinti su kokia kėdė, nekokybiška ar ten kažkaip, bet nuvaikščioti tai nelabai. Sakykime, bet čia yra kalbant ir apie kitas patalpas įmonėse, kažkokių komercinės patalpas. Tai jau šitas vinilas iš tikrųjų iš principo padengimo sluoksnis yra, tai ką galima čia iš principo ieškoti iš geriausių.
Nežinau, kažkada esu matęs vienetą, bet tai čia yra retas labai atvejis, net tie patys gamintojai, jie net nebando tokio vežtis, nes yra reta paklausa iš tikrųjų, vienetos tualetas. Taip, kolekcijos, vėlgi skirtingos spalvos, eglutė arba klikas gali būti tiek klijuojamo tipo, tiek rakinamų variantų. Ta pati kolekcija, sakykime, Montaro, jeigu man kažkokia spalva, jinai gali ta pati spalva būti ir rakinamo tipo, ir klijuojamo. Ko jums reikės, tą pasirinks. Automatiškai kainų šiek tiek skirtumas yra, visada buvo, nes normalu, kad viena storesnė, kita plonesnė, bet yra visokių variantų. Kaldera šiuo atveju tai yra plytelės. Plytelės gal pas mus visoje Lietuvoje nėra tiek populiarios, bet kuo toliau tuos matau šiek tiek populiarėja, nes žmonės dedasi įvairias patalpas tom plytelėm, ar pusrusiai kažkokie, ar ten patalpos prie vonios kažkur tai ir panašiai. Tai dažnai renkasi plyteles. Norėčiau pašnekėti apie šitą produktą, vieną iš tų tokių produktų, kurių iš tikrųjų mažai rinkoje tokių, ir tai yra vienas stiliausių grindų rinkoje esančių. 21 decibelas, tai čia yra daug, sakykime, ta prasme. Ta prasme, daug sulaiko sakykime, to garso. Yra čia toks vienas, sakykime, pavyzdukas, čia yra sudėtas paprastas vinilas, laminatas, paprastas vinilas ir nakūrų. Ir čia galima, sakykime, laminatas. Tada, sakykime, paprastas vinilas ir nakūrų. Galite pasižiūrėti, perleisti, aš jums paliksiu, pasižiūrėkit, kaip iš ko jis padarytas. Prašau. Jisai padarytas, kaip matote, iš du sluoksniai yra tarpinė kaip po tokia, ar ne? Tai yra apatinis kaip sluoksnis, yra apatinis sluoksnis, pado tai yra viduryje įdėtas. Tai yra vadinama, čia yra nakūrų kolekcija, pas mus vadinasi jinai. Šita kolekcija pasižymi ypatingų tylumu. Ypatingai ar daiktai krentantis, ar vaišymą, ar norit, kad kaimynas mažiau girdėtų, tai čia yra turbūt topinė danga iš tų tokių, kas ieško kažkokios ypatingos kokybės. Taip, jinai šiek tiek brangesnė, šiai dienai dėl pas mus kainuoja su ta akcija standartinė 49 gal eurai kažkur tai. Bet lyginant su konkurentais, tai pas konkurentus kainuoja gerokai brangiau. O stabilumo parametrai šito net geresni. Jeigu yra stabilumo vienas iš tokių parametrų, turbūt mažai kas šneka pardavėjai apie tą dalyką, tai yra reikalavimai 0,15, 0,20, ten toksai procentų stabilumo, kad tai yra lentutė nei didėja, nei mažėja, ta prasme, ar ne, nekeičia savo matmenų. Tai čia vienas iš tokių svarbių parametrų. Tai nakūrų yra 0, jeigu reikalavimas 0,15, čia yra 0,04. Tai va. Kalbant apie kitus vinilus, jų yra 0,05 ir atitinkamai klijuojama yra 0,1. Tai kai rašo kai kada techninėse dokumentuose, kad toks reikalavimas ir priduotas, išlaikytas, visa kita. Dažnai daug kas slepia, jeigu ten neturi ką parodyti, tai ir nerašo to tikrojo stabilumo parametro. Bet jeigu jau rašo, tai matysit ten, ta prasme, matysit, kad jis bus parašyta, jeigu jisai geras. Šiuo atveju pas mus yra įrašytas ir jis iš tikrųjų pagal rinkoje esantis yra stabilumo parametras tikrai geras. Taip pat sudėjus viską, tą matinį paviršių, tą padengimo, tos įspaudus, sakykime, natūralius paviršius ir sakykime, visus šiuo atveju 21 decibelas akustinės tokios, tai sunku ką rasit, nežinau, rinkoje tokiu atveju.
Jau kolegos kažką turi, bet aš ten, sakykime, bet reikėtų jau paieškoti tokio dalyko, kad kažką rasti panašaus. Tai va, tai kalbant apie žmonės, kurie nori kažko ypatingo, nori tylaus, tai turime tokį produktą, kurį bet kada galima užsakyti. Tai tiek. Prieš nekant dar prisistatysim, tai pradėjo Kristina, kur yra 2DI parduotuvės vadovė čia Unideko centre, o aš esu įmonės vadovas Audrius, reiškia, ir šiandien mes pabandysim į tas grindis pažvelgti truputį kitaip, nes yra daugybė techninių dalykų, kaip jas kloti, kokie tankiai ir daug kitų, bet realybėje vieni gamintojai vadina savo produktus truputį vienaip, kiti vadina truputį kitaip, reiškia, bet realybėje yra iš dirbtinių dangų, rinkoje yra laminuotos grindys, jos gali būti aukštos slėgimo, kaip kolegė pristatė, reiškia, ar kiti vadina naujos kartos laminuotos grindys, gali būti vinilai, kaip kitas kolega pristatė, niekas neminėjo parketlinčių. Tai noriu pasakyti, kad mūsų įmonė, nežiūrint to, kad mes prekiaujam ir grindimis, ir tapetais, kilimais, reiškia, netgi meno kūriniais, tai yra viskas dizainui, interjerui, reiškia, bet vis dėlto mūsų pagrindinė specializacija yra grindis. Kodėl? Todėl, kad mes buvom tie, kurie 91 metais pirmieji Lietuvoje pradėjo gaminti nepriklausomai Lietuvoje masyvo parketą. Tai ta įmonė, reiškia, yra Vilkonda, kuri buvo žinoma paskui Vilniaus parketo prekinių ženklų ir visos tos grindys, kurios atėjo į rinką, tuo metu buvo tik masyvo parketas, paskui atsirado parketlentės, paskui atsirado laminatai lygiai grečiai galbūt atsirado. 2008 metais į Lietuvą mes buvom pirmieji, kurie įvežėm vinilinės grindis, jau reiškia tą vadinamą LVT. Tai visos tos grindys yra praėję per mūsų rankas, mes apie jas žinom, kaip jos gaminamos, bendraujam su gamintojais ir turim daugybę patirties, kalbant apie techninius dalykus. Bet kadangi tas pristatymas mūsų yra trečias jau po gerbiamų kolegų, reiškia, tai mes tiesiog pabandysim pažiūrėti tą dalyką kitaip. Tai pradžiai, kokius pagrindinius dalykus mes turime, kurie reikalingi grindim. Tai reiškia būtų Pedros. Pradėkim nuo dviejų prekinių ženklų, Pergo ir Quickstep. Tai yra ir laminuotos, ir vinilinės, ir grindys, ir parketlentės. Tiek ir ta pasakoma apie tai. Weitzer parketas yra, reiškia, tik tai parketlentės. Pedros yra įvairios grindjuostės. Gamintojas turbūt didžiausias Europoje, kuris gamina grindjuostės įvairiam grindų gamintojam tam skaičiui, tik deda jų ženklą, mes vežam iš jų grindjuostės tiesiogiai. Toliau, reiškia, Kuberitas yra vėlgi metaliniai profiliai, turbūt stipriausias gamintojas Europoje, kuris vėlgi gamina tos profilius ir įvairiems grindų gamintojams, tik tai jau deda jų ženklą, mes vežamės juos tiesiogiai. Bona yra medžiagos medinių grindų įrengimui. Reiškia, tai yra lakai, beicai, klijai, tai yra viskas, kas reikalinga medinių grindų įrengimui. Tai šitas komplektas leidžia mums spręsti visas problemas susijusias su grindų įrengimu ir mes pasiruošę tą savo patirtim ir tais produktais su jumis dalintis. Šiandien mes kalbėsim ne apie, reiškia, stankius, storius, sujungimus, dar kažką, bet pakalbėsim apie kitokį, galbūt jums neįprasta kalbėtis, nes jūs patys dizaineriai, reiškia, liktai ir viską žino, bet apie laminuotų ir vinilinių grindų dizaino kokybę. Kas tai yra, reiškia? Tai yra dvi kryptis. Viena kryptis tai yra, reiškia, sukurti kolekciją, kur dydžiai, išvaizda, margumas, šokotumas labai gerai dėrėtų. Tai yra vienas dalykas, apie jį nekalbėsime, o kitas dalykas yra, kalbėjom apie tai, ant kiek tiksliai yra atkartojama, reiškia, paviršius, kurį dirbtinė danga imituoja. Ir toj vietoje aš pratęsdamas tą pokalbį, reiškia, čia buvo 2 kartus akcentuojama šiandien, kad kaip svarbu, kad paviršius būtų kuo matiškesnis. Taip iš tikrųjų tai svarbu ir tai sunku pagaminti. Tai už tai kreipiamas didelis dėmesys. Bet kalbant apie dizaino kokybę, ir tikrai mes turim produktų, kurie yra turbūt matiškiausiai rinkoje. Bet kalbant apie dizaino kokybę, yra labai svarbu, kaip tiksliai atkartojamas, reiškia, paviršius, kuris yra imituojamas. Tai, sakykime, tos pačios medinės grindys, kurios yra, sakykime, ąžuolo lenta.
Jos gali būti įvairiai padarytos, gali būti nušlifuotos ir nulakuotos matinių lakų, pusiau matinių blizgių ir turėti tą blizgumą. Ir jis reikalingas kažkuriuose sprendimuose. Jos gali būti šukuotos daugiau ar mažiau ir alivuotos ir būti labai matinės ir labai šiurkščios, tada jau bus reikalingas tas matiškumas. Tai vat, dizaino kokybė nėra pasiekti vien tik matiškumą ar kažką. Dizaino kokybė vienas iš elementų ir pagrindinis tikslas yra atkartoti tą paviršių, kurį imituojam, kiek galima tiksliau. Tai šičia pradėsim nuo tokios labai paprasto dalyko, turbūt visiems žinomas, bet vis dėlto reikėtų atkreipdėmės. Tai pats ekonomiškiausias variantas dirbtinių dangų yra, kai piešinys ir paviršiaus faktūra nėra sinchronizuota. Tai va šitam paveikslėlėje mes matome va tą dalyką, kad gal čia truputį apšvietimas yra mažiau matyti, bet yra tiesiog linijos ištisinės ir piešinys. Piešinys eina savo, tos linijos eina savo. Čia nėra nei blogiausias, nei kažkoks variantas, tai ekonomiškiausias variantas, kaip yra pagaminti. Man asmeniškai yra, kaip aš sakau, neskanu, kai naudojamas tas variantas dar kitų būdų, kai yra, reiškia, medžio piešinys ir padaryta medžio faktūra. Bet ta medžio faktūra nesutampa su medžio piešiniu. Čia tai matosi, kad yra šiuo atveju, matyt, kad yra akivaizdžiai ekonomiškesnis variantas. Kai nesutampa faktūra ir piešinys, o tokių rinkoje produktų yra pakankamai daug, jau atrodo truputį keistai. Šalia jūs matot produktą, kur, reiškia, piešinys ir faktūra absoliučiai sutampa ir gražiai yra atkartojami. Šitoj vietoj, bet čia mes esam pasidėję, jeigu kas norės, paskui prieisim, galėsim padiskutuoti, tai nėra vien tik tai dogma, kad atkartoja, tai jau yra gerai. Ne, galima atkartoti labai gražiai, labai tikroviškai, labai subtiliai, galima atkartoti taip, kad vis tiek matosi, nors ir atsikartoja, bet tą viską jūs matote. Jeigu technologijų jūs nematot ir dažnai turit patikėti skaičiais, kurius jums rodo, tai šitos dalykus jūs tikrai galite pamatyti ir patarti savo klientams ir iškėsi, ką atkreipti dėmesį. Nes pas mus dažnai parduotuvė ateina žmonės, kurie ieško, jam pradėti tuos dalykus rodyti, sako, o ašgi nemačiau, o čiagi matosi. Taip, tai matosi, tai labai paprasta, bet tiesiog reikia žinoti, ką žiūrėti. Dabar, reiškia, kalbant apie tą tikrovišką išvaizdą, tai mes kalbėjom apie paviršių, kad jis gali būti lakuotas, gali būti šukuotas, reiškia, alivuotas, tai atkartojant tai bus arba labiau blizgus, arba matinis. Bet tie paviršiai ir skiriasi savo pojūčių. Tai ta prasme, lakuotas medinės grindis pojūtis yra vienoks ranką pridėjus, šukuotom alivuotom yra visiškai kitoks. Tai vėlgi mes čia turim tenais 2 pavyzdžius ir čia 2 pavyzdžius, paskui galėsit prieiti, kur tikrai yra labai aukšta kokybė dizaino, bet pojūtis yra visiškai skirtingai. Dažnai žmonės pasižiūri ten, kur jaučia šiurkštesnį, labiau, sako, čia kokybiškiau. Ne, čia tiesiog yra atkartotas arba vienas paviršius, arba kitas ir iš karto galima pasižiūrėti. Kitą dalyką, kad kaip pavyzdį labai aišku, jeigu bus atkartojamos dažytos grindys, sendintos dažytos grindys, tai vėlgi paviršius bus visiškai kitoks. Tai ta prasme yra vaizdas, yra pojūtis. Ir yra klausimas, ką to vaizdu ir pojūčiu mes norim atkartoti. Tai nuo to priklauso šituo kampu žiūrint tą vadinamą dizaino kokybę. Ir aš dar galbūt norėčiau irgi paminėti tada ties šio skaidre, kad būtent šitie 2 variantai, kur yra šiurkštus, tarkime, natūrali ąžuolo spalva šiurkštus ir natūrali ąžuolo spalva nešiurkštus, tai ne tik apie tai, kad įmanoma pagaminti ir tą variantą, bet klausimas dar, kas yra žmonėm priimtiniau. Aš galbūt čia padėsiu ant žemės, niekam netrukdys, po to galėsite prieiti, paglostyti ir matysite tą skirtumą, vieniem patinka šiurkštesnis variantas, kitiem nepatinka šiurkštesnis variantas. Ir dėl šitų dažytų lentų, tai ne tik, kad atitinka visas tas šakas, įtrūkimus, tačiau kaip ir viskas aišku, bet ir pats paviršius, jisai atrodo, lyg tai būtų nelygiai nuobliuota sena medinė lenta, tiesiog paimta ir uždažyta baltais dažais. Tai būtent išskirtinumas yra dizaino kokybės tame. Toliau dar vienas dalykas susijęs su dizaino kokybė, ką kolega jau šiek tiek minėjo, tai reiškia, kiek yra atsikartojančių lentučių. Tai šitoj vietoj dažnai mes galim išgirsti
visi mes praeinam vieni kitus kolegos konkurentai, pasiklausom, dažnai galima išgirsti, kad sako, tai visi vinilai yra ten 8 lentutės, nieks daugiau negamina. Ar ten laminatai 8. Tai yra netiesa. Sakykime, pas mus pačius kolekcijose yra nuo 8 lentučių iki 36 lentučių skirtingų. Tai vėlgi labai teisingai pastebėjau kolega, kad tai labai svarbu nuo dydžio lentučių. Jeigu yra lentutės mažos, jų turėtų būti kiek galima daugiau, nes mažam plotė jos akis suvokia didesnį kiekį ir pamato. Tai kitas dalykas, kurį mes darome pas save salonuose, specialiai klojam ant grindų didesnius plotus, bent jau, kad būtų ten 2 metrai, ant 1,5, reiškia, kad klientas atėjęs galėtų pamatyti didesniam plotį ir jam nebūtų staigmena, tie atsikartojamumai ir dar kažkas. Tai, sakykime, didelių lentų, kur siekia virš 2 metrų, turim kolekcijų, kur yra 16 lentų atsikartojančių. Tai tokio dydžio kolekcijai tai yra labai didelis skirtingų lentų skaičius. Tai čia, reiškia, irgi kalbant apie tą dizaino kokybę, apie tai, kaip paskui produktas atrodo. Dar viena įdomybė, kuri jums kaip dizaineriams gali būti įdomi, reiškia, tai jeigu nekalbėsim daug apie vinilą, bet jeigu kalbėt apie klijuojamą vinilą, tai turim kolekcijas, kur yra ta pati spalva eglutės ir ta pati spalva lentom. Kam tai gali būti naudinga? Tai gali būti naudinga į skirtingas patalpas ir dedant be jokių, reiškia, profiliukų, kurie sujungia. Gali būti, kaip pavyzdys, neseniai vienas architektas projektavo Melga salonus, reiškia, ir tenais darė poilsio zonas, reiškia, klientams, jos buvo eglute, kai visur kitur prieina lentos tos pačios spalvos. Tai žinokit tiesiog trumpai, kad ta galimybė tokia egzistuoja, paimti ir eglutę, kas labai madinga dabar, ir ilgą lentą, ir jas tarpusavį derinti. Dar gali būti patogu tai gyvenamosiose patalpose, nes turbūt susidūrė, kad eglutės kryptis, kai yra viena, pereinant į kitas patalpas, pavyzdžiui, koridorius, ten komplikuojasi dizaino prasme. Tai va toj vietoj galite jūs sėkmingai be jokio tarpelio pereiti tą pačią spalvą, reiškia, į koridorius. Arba dar gali būti toks kaip sprendimas, irgi, tarkime, dažniau galbūt naudojamas gyvenamosiose patalpose, kuomet yra derinama plytelė su vinilu, tai irgi tas pats storis. Abu variantai yra klijuojami ir irgi be kompensacinio tarpo galima gražiai, be jokio perėjimo padaryti tą gražų tokį duetą. Dabar turbūt trumpai, bet labai įdomi vieta, įtariu, kad beveik niekas šitoj auditorijai nėra apie tai girdėjęs. Mes įpratę visi sakyti, kad, taip, medis yra gerai, jis natūralus, bet eksploatacinė prasme tai yra sudėtinga, blogai, reiškia, vienas iš pagrindinių dalykų, tai atsparumas vandeniui. Tai norim pristatyti tokį dalyką, kad, reiškia, mūsų gamintojas pasiremė savo patirtimi įvairią, ta prasme, ateina, jeigu žmonės į saloną pas mus ir ieško laminato, vos ne pirmas klausimas, man reikia atsparaus drėgmiai laminato, kad nesigertų per siūles. Ir tai niekam nebėra jokios naujiena, visi gamintojai gamina, vieni vadina vienaip, pas mus, pavyzdžiui, vadina hidrosilų, kiti vadina kitaip. Tai yra, kas tai yra? Tai yra, kad ant paviršiaus pasidarius balai, jinai bus 24 valandas ir garantija yra duodama, kad nesusigers ir jokių problemų nekils. Tai čia tas yra žinoma laminatui, tas yra žinoma vinilui, gal nebūtina, bet žinoma, reiškia, bet niekada nebuvo rinkoje produkto, kur tas pats būtų medžiui. Tai dabar mes turim, reiškia, padengimą, kuris garantuoja lygiai taip pat kaip ir laminatui, kad bala išsipylusi ant medinių grindų per 24 valandas nesusigers į vidų ir nepadarys jokių pažeidimų. Kyla gal natūralus klausimas, kaip tai pasiekiama. Tai iš tikrųjų pasiekiama ganėtinai paprastai. Reiškia, paimamas vidurinis sluoksnis ir jis gaminamas iš aukšto slėgimo plokštės, reiškia, tai yra HDF plokštės. Kodėl tai yra tam tikras privalumas, reiškia? Tai vienas privalumas yra, kad jis iš principo mažiau geria drėgmės, bet pagrindinis dalykas yra, kad būtent HDF galima padaryti išfrezuoti labai tikslų užraktą, va šitą.
Lygiai tokio patikslumo kaip laminate. Frezuojant užraktą medį, kai vidurinis sluoksnis yra medis, to tikslumo pasiekti neįmanoma, jis yra vis tiek truputį mažiau tikslus. Tai tas tikslumas, reiškia, to užrakto leidžia pasiekti, kad va šita va vieta, kur dar yra HDF-as, tai reiškia, jinai susispaudžia absoliučiai taip pat, kaip ir susispaudžia laminatas. Nieko nesiskiria. Lygiai taip pat, reiškia. Ir tada jau, reiškia, visų padengimų technologijom, nanotechnologijom, kitom pasiekiama, kad tas vanduo, kai plyšiukas yra labai siauras, jo beveik nėra, tai tie padengimai užtikrina, kad tas vanduo nepatenka į vidų. Frezuojant tą sujungimą medyje, to užtikrinti nebūtų galima, nes medis vis tiek nėra ant tiek tikslus, jisai vaikšto ir tas tarpukas anksčiau ar vėliau atsiras ir vis dėlto drėgmė patekinės į vidų. Tai čia yra tiesiog gera žinia medinių grindų mėgėjams, nes dažnai būna žmonės vis dėlto nori labai medinių grindų, bet pasirenka kažkokią kitą dangą, būtent dėl skirtingų atsparumų, dėl skirtingų eksploatacinių savybių. Tikrai tai nesprendžia visų savybių, kurios, reiškia, reikalingos, kad, kad eksploatuot būtų patogiau. Tai šalia to yra dar vienas patobulinimas, dar vienas dalykas, tai yra, reiškia, naujas Quickstepo padengimo Quickstepo ženklo medinių grindų padengimo būdas, tai yra lakas, bet naujos kartos lakas, pas mus įžymamas tokių ženkliukų. Tai užtikrina tokį dalyką, kad turbūt esat matę, jeigu parodys, reiškia, kad po ilgesnio eksploatavimo, ypač po šlapesnių plovimų arba plovimų visuomeninėse patalpose, tos vietos, kurios turi struktūrinius kažkokius, pasidengia tokiais tamsiais patamsėja. Tai va šitas dalykas užtikrina, kad taip neatsitiktų. Tai čia irgi yra palengvinimas tiems, kurie nori grindų medinių, bet nori priežiūros kuo paprastesnės. Tai toliau reiškia, kalbant apie tai, ilgai neišsiplėsim, bet reiškia, iš tikrųjų mes tokių grindų, va čia, palaukit, čia buvo parašyta, 34. Apie kiek skaičius, nesvarbu. Tokių grindų mes ten turim apie 40-50 pozicijų skirtingų. 40. Bet šiais laikais visi žinom situaciją rinkoje, visi stengiamės daryti viską, kad būtų kuo patrauklesnis kainos kokybės santykis. Tai mums su gamintojui pavyko rasti tokį kompromisą, kad mes turim pas save šalia visų kitų, turim, reiškia, 5 pagrindinių spalvų parketlentės, kurios, rodau, ilgis yra pakankamai didelis, 1,80 m, plotis didelis, reiškia 22 cm. Turi tai, ką mes jums kalbėjom apie hidrosilą, tą tarp siūlių, reiškia nepraleidžiamumą, turi tą naują padengimą ir kurių kvadrato kaina yra 49,95. Tai aš sakyčiau, tikrai yra konkurencinga kaina. Jeigu bus įdomu, prieikit paskui čia visos 5 spalvos stovi didesniais pavyzdžiais, kad jūs galėtumėt pasižiūrėti, galėsim padiskutuoti, jeigu bus noro. Ir tikrai kviečiamės tuo naudotis, nes tai yra, bent jau aš neradau tokio dydžio lentų konkurencingesnio pasiūlymo rinkoje, nekalbant, kad jos dar turi tas papildomas funkcijas. Ir čia dabar aš jau perduosiu žodį Kristinai, o pats prisidėsiu tik pagelbėti, jeigu reikės. Prieinam prie tos temos, kurie atrodė pagrindinė šitam seminare, tai yra prie visų grindjuosčių profilių, kurių pas mus yra labai labai daug. Čia šito centre, reiškia, mūsų salone dar daugiau yra galimybė užsakyti ir Kristina apie tai papasakos. Taip, tai turime tikrai labai platų pasirinkimą įvairiausių grindų priedų. Priedų gamintojai, tai kaip ir čia yra išvardinti, Kuberitas aliuminio profiliais prekiauja, Quickstepo, tai čia tas gamintojas, kuris gali pasiūlyti prie grindų visus įmanomus priedus, kurių gali prireikti jums, ir Pedrosas, jisai labiau su mediniam grindjuostėm, medinės grindjuostės labiau prekiaujam Pedroso. Tai grindjuostės iš tikrųjų galima pritaikyti 3 būdais. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad šitos 3 nuotraukos yra labai panašios, bet grindjuostė gali būti grindų spalvos kaip ir pirmoje nuotraukoje. Tai reiškia, kad grindis neužsibaigia tiesiog tą sieną, o šiek tiek užkyla į viršų. Gali būti baltos grindjuostės, kas, kaip žinom, tikrai yra labai populiarus variantas. Arba tą pačią, tarkime, baltą grindjuostę mes galime nudažyti bet kokią norimą sienų spalvą.
Pedroso grindžiastės, kaip ir minėjau, labiau tos medinės yra parodyti profiliai, nuotraukų profiliai, kad būtent 95 mm aukščio, 60 mm, 58 įvairių storių, jeigu reikia storesnių grindžiuosčių 20 mm pločio, kad uždengti, tarkime, didesnius netyčia atsiradusius tarpus. Ir pagrindinės spalvos, kurias visą laiką stengiamės turėti vietoje, tai nereikia laukti daug laiko, kol atvažiuos užsakymas ir natūralios ąžuolo spalvos, balinto ąžuolo spalva arba nelakuotas ąžuolas. Su nelakuotu ąžuolu tai iš tikrųjų yra dar tokia ir labai didelis kitas privalumas. Aš gal prasiūsiu. Žinau, kad šitie pavyzdukai jie sukelia daug triukšmo ir po to tarpusavėje dar atsiranda daug diskusijų, bet gal labai nesitrukdysim. Tai va, pavyzdžiui, čionais yra ryšulėlis nelakuotų grindjuosčių. Tai reiškia, ta nelakuota grindjuostė mes galime padengti bet kokią mūsų norimą spalvą. Mes galim ją nubeicuoti pagal grindis, mes ją galime nusidažyti sienų spalvą. Tai dažniausiai prie medinių grindų jinai yra naudojama, norint atitaikyti spalvą tuomet, kai negaunam jau pagamintos tos spalvos, kurios mums reikia. Nes rinkoje dažniausiai būna įvairūs balinti skirtingi ąžuolai, būna natūralūs ąžuolai, būna egzotika, merbau, dar kažkas. Tai vis dėlto pataikyti tiksliai, nes balintas ąžuolas, jūs patys žinot, kiek skirtingų rūšių yra. Tai pataikyti tiksliai ne to paties gamintojo grindis, tai yra sunku, o kartais preciziškai noris tos pačios. Tai va tie 3 ar 4 profiliai, kuriuos mes turim nelakuotus, daugeliu atveju sprendžia tą problemą, nes jau galima padengti grindjuosčių spalvą išgauti absoliučiai tokią, kokia yra grindų, tik tai reikia atiduoti arba tiems, kurie to užsijama, arba galbūt parketo kloje ir patys gali tą padaryti. Tai va čia šitą skaidrę, apie kurią mes jau dabar ką tik papasakojom, būtent nelakuotos grindjuostės. Toliau, kalbant apie Pergo ir Quickstep, tai čia tie prekiniai ženklai, kur gamina mūsų grindis, gamintojas siūlo, kad nereikėtų jums niekur kitur ieškoti tos pačios spalvos grindjuostės prie bet kurių mūsų turimų grindų. Tai čia spalvų variacijų gali būti 400, aukščiai įvairūs, žemesni, standartinio aukščio arba aukštesnės grindjuostės ir jos idealiai atitinka grindų spalvą. Čia mes darėm tokius namų darbus, bandėm surinkti, kiek ten tų grindų rūšių pas mus skirtingų yra per Pergo ir Quickstepo ženklus. Tai jau gavos ten daugiau negu 400, bet mes apvalinom, kad yra 400. Tai bet kurios grindis, bet kuris dizainas grindų, ar tai bus vinilas, ar bus laminatas, mūsų gamintojas gamina absoliučiai tos pačios spalvos grindjuostę. Dažnai būna kelių skirtingų profilių tos pačios spalvos, dar galima pasirinkti. Tai labai dažnas vaizdas mūsų salone yra, kai žmonės, kurie jau įsigyja grindis kitur, bet neturėdami tos pačios spalvos grindjuosčių, vaikšto su savo grindų pavyzdžiu ir ieško, o kuris iš tų mūsų grindų, kurios yra artimiausios jų grindims. Ir tada užsisakinėja tos spalvos grindjuostės. Tai užsakant mūsų grindis, galima jas iš karto gauti tos spalvos, bet galima naudoti ir tokiu tikslu, kad parinkti spalvą jau esančiom kažkokiom grindim, kurios nerandate. Ir čia irgi yra ryšuliukas būtent pavyzdžių, kurie yra laminuotų grindjuosčių įvairiausių spalvų. Prie laminato, prie vinilo irgi yra atskiros tos grindjuostės, bet formos tos pačios. Ir dar atkreipsiu dėmesį, kad, ta prasme, žmonės dažnai sako grindjuostės ant MDF ar ant HDF ir neskiria jų. Iš tikrųjų yra labai didelis skirtumas jų viduj pačiam. Tai vienas dalykas, reiškia, kokio tankio ten tas HDF-as naudojamas, tai čia vienas dalykas, bet pagrindinis dalykas, dažnai tokios grindjuostės būna gamintojų gaminamos, mes irgi turim kito gamintojo tokias grindjuostės, jos yra pigesnės, tiesiog užklijuojama imitacija popieriukas. Šiuo atveju tas, kur paleido, davė jums pačiupinėt grindjuostės, čia yra ne popieriukas užklijuotas, čia yra užlaminuota, tai yra jų atsparumas yra absoliučiai toks pat kaip ir laminuotų grindų. Taip, popieriukas nušoksta, su šitom niekada nebūna jokių problemų. Ne veltui tas popieriukas dažniausiai jisai būna netgi užlenkiamas į kitą pusę, o čia jos tai baigėsi tiesiai su nupjautų kraštu, nėra jokio užlenkimo. Dažomos grindjuostės, tai ne tik dažomos, bet jas galima dėti ir baltas, nes mūsų gamintojų siūlomos baltos spalvos grindjuostės, jos gali būti dedamos
ir nudažytos, ir tiesiog baltos. Irgi aš prasiunčiu galbūt iš karto tą ryšulėlį, kuriame matysite MDF grindjuostes, kurios yra dengtos ta balta medžiaga, ir polistireno grindjuostė, kuri galbūt, kaip pasakyt, išskirtinesnė yra tom, kad visiškai nebijo vandens. Dažniausiai tą polistireninę grindjuostę montuoja prie vinilinių grindų, prie plytelių voniose, jeigu yra tokia mintis, kad, tarkime, reikia ten tų grindjuosčių dėti. Tai labai smarkiai populiarėjantis variantas ir mes visą laiką stengiamės turėti jas vietoje, nebent išperka, bet šiaip tais visą laiką, čia nais bent jau šitam taške, visą laiką rasite nusipirkti iš karto vietoje. Tai kada... Skiriasi, tarkim, MDF-o ir iš kokios medžiagos sakėte? Polistirenas. Nudažys skiriasi jos kažkaip vizualiai? Ne, tai jūs pasirenkat, jeigu jūs dažot, tai aišku, galima dažyti akluoju būdu, ten kažką sumaišė, bet jūs galite nueiti į saloną, kur yra dažai ir jie teikia ir tą paslaugą dažymą ir pagal ralą jums, ta prasme, kokią spalvą dursi, tokią ir nudažys, nes tas baltumas būna skirtingas irgi. Bet vizualiai, tarkim, nudažius polistireno ir MDF grindjuostę, jos nepasakysi, ar tai... Ne, pradžioj nepasakysi, po eksploatacijos pasakysit. Ta prasme, jos žymiai mažiau atsparios MDF yra eksploatacijai negu polistireno, jos bijo labiau vandens, sakykime, jos labiau nusidaužo, jos prasimuša, tai polistirenas net jeigu ir prasimuš kažkas, tai jos vis tiek viduje yra baltas. Jis yra iš vientisos medžiagos, jam nėra kam nei atsilupti, nėra nei kam išbrinkti, tai nebent mechaniškai padaryti kažkokį tai įdaužimą, tai įmanoma, bet lygiai taip pat jį yra daug paprasčiau sutvarkyti, negu kad ant MDF grindjuostės. Ne, jisai yra, tarsi, jeigu žiūrėti technologiškai, tai reikėtų dažant pašiaušti. Ne visi tą daro, bet tai reiškia, irgi nebuvo, tai mum yra, mes parduodam jų kilometrais per mėnesį, ne tai, kad ir jau netrumpą laiką, tai mum yra vieną kartą buvę, kad atnešė, kad atšoko, bet nebuvo pašiaušta, bet daugelis dažo nepašiaušta ir vis tiek tarsi laiko, bet sakau, nunešus, jeigu nudažyt, kur tuo užsiema, tai reiškia, aš manau, kad ten niekada jokių problemų ne. Taip. Ne, tai kaip galima, bet jeigu jūs noris to baltumo, kuris tiksliai dera prie kažko, tai arba sienų spalva, sakykime, tai tada jį dažo. Jos yra dažomos grindjuostės ir oficialiai taip yra, tai yra dažoma grindjuostė. Taip pat turime nestandartinių grindjuosčių. Jos yra, kaip pirmoje nuotraukoje, labai aukštos grindjuostės. Jos yra bendras jų storis, tokio kaip produkto, tuoj kolega prasiūs, jos yra bendro, šitas jų aukštis yra 16 cm, bet, kaip matote, apačia jinai nėra visai tinkama dėti iš karto, jau kaip galutinį variantą. Ta apačia mes galime nupjauti ir iš to galima padaryti apvertus dar apačioje padaryti kaip bangelę, tai tada gaunasi bangelė viršuje, bangelė apačioje. Jeigu yra reikalinga uždengti didelį tarpą, pavyzdžiui, būna jeigu kartais. Didelis tarpas, jeigu čia reikia tokio kaip techninio sprendimo, arba jeigu dėl grožio, tą apačią galime dėti po langais kur nors, nes tai gaunasi toksai kaip vidinis nedidelis kampukas, kuris būtent tik tai ten ir tinka, tarkime, po langais vitrininiais. Ir tada čia yra dviejų tipų pas mus, dviejų formų. Dabar vieną. Šitos grindjuostės. Galimas ir kitas dar būdas. Čia yra kaip galima supjaustyti, ar ne? Tai netgi galima supjauti, jeigu pjaut per vidurį, tai gaunamas du skirtingi profiliai, kurios galima vienur vieną naudoti, kitą, bet tada aukščio prasiranda. Tai čia toks kombinuotas dalykas, kuris ne taip dažnai naudojamas, bet žinokit tiesiog, kad yra toks dalykas. Komplekte prie tos grindjuostės būna toks specialus peiliukas, kad be problemų būtų galima nusipjauti ir, reiškia, padaryti, neieškoti papildomo įrankio ar kažko. Ir dar lygiai tokio paties aukščio, 16 cm, gali būti tokia grindjuostė, kuri per vidurinę nuotrauką, nežinau kaip šitą, lazeriuką, šita grindjuostė, jinai yra labiau orientuota į remontą galbūt, ar kaip čia pavadinti, tokį renovacijai. Gali būti įvairiai, bet čia mintis yra pagrindinė kokia. Pavyzdžiui, jeigu buvo plytelės, yra iš plytelių padarytas tų pačių
grindjuostę iš tų plačių plytelių, bet nesinori jų dėl kažko ardyti. Įvairūs pretekstai gali būti, pavyzdžiui, gal kažkada nusidengs ir bus naudojama. Gal tiesiog nesinori griauti, užsiminėti tais darbais. Tai yra grindjuostė, kuri yra pakankamai didelė, bet kuri padaryta taip, kad uždengtų tą plytelę ir, ta prasme, viena operacija atkristų ir jeigu pagal formą jinai tinka tas dydis, tai puikiausiai galima naudoti ir išvengti papildomų darbų. Ir aišku, lankščioji grindjuostė, atsinešėm visą poką, kaip čia pavadint, žodžiu, grindjuostė, kuri labiausiai tinka, jeigu yra lenktos sienos, kažkokios tai kolonos, lenkiasi tiek į išorę, tiek į vidų, galima dažyti, lygiai tokios pačios formos, nes kadangi vis tiek šitą grindjuostę, kadangi jinai yra lanksti, jinai yra pakankamai brangi. Yra lygiai tokios pačios spalvos, ne spalvos, o formos, lygiai tokių pačių matmenų MDF grindjuostė. Tai pavyzdžiui, jeigu turime koloną ir visur kitur lygias sienas, tai tą koloną apeiname būtent su tokio tipo grindjuostė, o visur kitur tuomet tęsėme ir MDF, ir polistireno turime, ir tą, ir tą. Tai ta prasme, jūs lygiom sienom perkat vieną, ten, kur reikalingas išgaubimas, perkat tiek, kiek reikia tos ir jos atrodys absoliučiai vienodai, dažysis taip pat vienodai. Tai tas sprendimas tikrai dažnai iš mūsų prašomas, tiesiog irgi žinokit, kad jisai yra. Nes dažnai problema būna, kuomet galvoja ir laužo galvą, kaip iš tos vienos tvirtos grindjuostės supjaustyti iš gabaliukų, kad apeiti kažkokią tais ten lenktą sieną. Ir dar prie išskirtinių produktų, tai yra anoduoto aliuminio grindjuostės, tai čia yra būtent to Kuberit gamintojo produktai. Jų išskirtinumas yra vaizde, ko gero, kad tikrai būna labiau gal orientuota į komercinės patalpas kažkokias tai ir rečiau pasirenkamas variantas grindjuostėms, nes vis tiek jau jisai yra ir brangesnis, bet jeigu kažkokie įdomesni projektai, tai tikrai labai mėgstamas profilis, kuris gali būti įvairių formų, įvairių aukščių. Spalvos galbūt labiau yra bazinės, sidabrinio arba nerūdėjančio plieno, bet puikiai šitie profiliai gali būti nudažyti smėliavimo būdu. Ir va čia kaip yra pavyzdys, pavyzdžiui, jeigu norisi kažko išskirtinesnio, galima į tą grindjuostę įdėti, tarkime, klijuojamo vinilo išpjovus lenteles, kad išgauti kažkokį tais vientisumą, tai irgi va čia va pavyzdžiai, kuriuos galėsite pačiupinėti. Praktikoje yra buvęs vienas projektas, kur reikėjo apeiti su laidais židinį. Tai dizaineris rado sprendimą, kaip dizaino elementą panaudoti tokią grindjuostę, visiškai ne kaip grindjuostę, o kaip, reiškės, metalinė juosta, kuri dizaino prasme tenais dėrėjo ir per ją praleido tuos laidus, nes yra tuščiavidurės, jos pakankamai daug tų laidų gali paslėpti, tai kai kada galimi ir nestandartiniai sprendimai, tai vėlgi žinokit, kad jų yra daug įvairių pasirinkimų, tiesiog ateikit, kalbėkitės. Ir Kuberito aliuminio profiliai laiptams, tai irgi beproto dažnas. Jų yra labai daug, labai skirtingų. Profilis būtent labai dažnas ir jisai gali būti dviejų tipų. Gali būti profilis, kuris turi būti montuojamas prieš klojant pačią dangą ant laipto. Tai pavyzdžiui, jeigu mes turime kietą betoninę konstrukciją, būtent laiptai, jeigu yra iš tokios pagaminti, tai tada va štai šitas arba šitas profilis, jisai gali būti montuojamas, turi būti montuojamas prieš klojant tą vat būtent dangą, nes jisai yra prigręžiamas arba priklijuojamas su stipriais klijais ir tada jau montuojamos tos grindis, kurios gali būti montuojamos, tai praktiškai bet kurios, nes tų profilių čia įdėta tik tai 2 dydžių, bet jų gali būti tikrai labai daug skirtingų variantų. Tai čia yra kaip pavyzdys parodyta, kad gali būti skirta klijuojamam vinilui, būtent toksai profiliukas, kuomet mes matome tik tai va tokią vieną gražią, siaurą tokią juostelę. Toksai profilis gali būti tiek išorinis kampas, tiek vidinis, arba va štai tokio tipo profilis, kuris jau gali būti pritaikytas prie laminuotų grindų, arba jeigu dar storesnis, tai ir prie medinių grindų gali būti montuojamas. Jeigu, tarkime, atsitinka tokia situacija, kad jau viskas jau post factum ir jau grindys yra sudėtos ir reikia tiesiog tą kampą kažkaip tais gražiai užbaigti, tai tada va štai tokio tipo profilis, jisai yra tiesiog montuojamas jau
ant viršaus. Dažniausiai jisai jau yra su gamykliniais pakankamai tvirtais silikoniniais klijais, kuriuos gerai prispaudus prie pagrindo jie pasiskirsto po profiliu ir tada tas sukibimas yra tikrai didelis. Ir spalvų irgi yra įvairių. Medžio imitacijų turime įvairių, aliuminio spalvų turime daug. Ir šitą profilį, kaip ir, tarkime, šituos tikrai galite rasti pas mus bent jau populiariausius vietoje, nes turime labai platų pasirinkimą čia salone. Iš karto, kad nereikia laukti užsakymo. Jeigu kažkoks reikalingas ypatingas gaminys, tai tada iš šito gamintojo maždaug apie mėnesį reikėtų luktelti ir tikrai galime atvežti kažkokį tais labai nestandartinį, tarkime, variantą, nes katalogas šio gamintojo jisai yra milžiniškas, tai va čia tiek produktų galim užsakyti, tai sandėliuoti visko tikrai nepavyksta, bet esame atsirinkę tai, kas yra reikalingiausia, dažniausiai didžiausias poreikis, kurių yra profilių ir tikrai viskas stengiamės turėti iš karto vietoje. Apie keli tūkstančiai pozicijų yra skirtingų suvesta ir į mūsų elektroninę parduotuvę DuDLT. Tai ten absoliučiai visos mūsų prekės gali būti randamos. Ir kuberito taip, lygiai taip pat, aišku, galbūt geriausia, jeigu reikia kažko nestandartinio, jeigu turite galimybę, ateikite gyvai arba skambinkit, nes sutaupysite tiesiog laiko, mes jums pagelbėsim ir tada daug greičiau išsispręs visa ta problema arba kažkoksai tai klausimas. Incizo profilis laiptams, tai vėlgi prie tų pačių dar laiptų nepabėgant nuo tos temos. Incizo profilis tai yra Quickstep Pergo gamybos, tai lygiai taip pat kaip ir tos grindjuostės, kurios gali būti prie absoliučiai bet kurių grindų spalvos. 400 rūšių, tai čia yra ir 400 spalvų, skirtingų spalvų profiliai, kurie su tom pačiom grindim leidžia padaryti laiptus. Taip, ir čia būtent jau yra šitas profilis pagal spalvą tik tai prie laminato grindų, tai vėlgi bazė metalinė, jinai montuojasi prieš klojant, tarkime, laminatą. Va štai šitas profiliukas, kuris ir vadinasi Incizo, tai jisai yra daugiafunkcinis profilis iš tikrųjų. Iš jo įmanoma padaryti ne tik skirtingas tas laipto nosytės, bet iš šito profilio galima sumontuoti ir perėjimus tarp kambarių. Tai reiškia, jeigu pas mus iš abiejų pusių susijungia laminatas, tai mes galime lygiai tokios pačios spalvos padaryti ir tą profiliuką. Nes šitas profilis, čia gal ir matosi, šiek tiek yra išskirtas spalvom, jisai gali būti pjaustomas. Ir nupjovus, tarkime, šitą dalį, pas mus lieka tik tai tokia kaip T forma ir tą T formą mes sujungiame grindis. Pats profilis jisai yra pakankamai platus, iš tikrųjų mažai kas jo nori, bet kuomet yra idealiai tokia pati spalva, tai to pločio netaip ir matosi, tiesiog netaip krenta į akis. Ir labai džiaugiausi, kad kažkas per praeitą, kai kolegos kalbėjo, paklausė dėl tų sujungimų, būtent dėl tarp patalpų, ką daryti, kuomet susijungia plytelė su laminatų, plytelė su mediniam grindim. Tai turime tikrai sprendimų, kaip jau ir minėjau, iš karto vietoje. Tai vėlgi, čia yra populiariausi variantai, kuriuos mes siūlome, kuriuos dažniausiai perka. Tai T-formos profiliai, T-formos profilis jisai yra skirtas montuoti tuomet, kai tarp dviejų dangų aukščio skirtumo nėra. Tai reiškia, jeigu mes jungiame, čia kalbam apie technologijas, kas yra gražiau, ką dažniausiai deda, tai čia jau yra kitas klausimas, čia eina kalba būtent apie tai, kaip reikėtų dėti, kaip parašyta, kaip turėtų būti montuojama pagal taisyklės. Tai tarkime, toksai profilis, jisai retas labai atvejais, bet jisai yra montuojamas tarp dviejų plytelių, jeigu tokių situacijų dar pasitaiko šiais laikais. Dažnai būna deda ir tarp laminatų, jeigu yra paliktas, tarkime, iš tikrųjų per mažas tarpas ir jisai vis tiek tas 14 mm uždengia. Tada yra pats dažniausiai perkamas profilis, tai yra 2 cm pločio profilis, kaip matome, tai yra nesimetrinė ta forma. Siauresnė dalis jinai yra skirta montuoti prie plytelės, tai yra nejudančios dangos. Platesnė dalis jinai yra skirta būtent tą jau judančiai dangai, laminatui arba parketlentei ir iš abiejų pusių tos dvi dangos jos turėtų būti viename aukštyje. Jeigu koks milimetras arba 2, tai dar nėra ant tiek didelis skirtumas, kuris labai tą kažkokį tais
darytų blogą įtaką, tai dar gal visai ir susimontuotų iš tikrųjų ir irgi dar T-formos profilis. Ir pats plačiausias, tarkime, T-formos 28 mm, tai yra profilis, kuris yra skirtas jungti, kaip pagal taisyklės, laminatą, medį, tai reiškia 2 judančias dangas. Arba kartais iš esmės tiesiog reikia žiūrėti pagal faktą, koksai yra paliktas tarpas, kiek reikia užpaslėpti nelygiai nupjautų grindų, tų kraštų ir taip toliau. Ir tada yra profiliai, kurie yra skirti dangoms, kurios turi aukščio skirtumą. Jeigu tas aukščio skirtumas yra nuo 2,5 iki 5 mm, tai tada gali būti montuojamas tokio tipo profilis. Jisai yra nelabai platus, neturi jisai kažkokio tai didelio pilvo su jį sumontavus. Šitas profilis jisai jau gali sulyginti aukščio skirtumą beveik iki 2 cm. Tai tikrai būna tokių dažnai variantų, kiekvieną dieną mes parduodam tokio profilio, nes dažnai plytelės gerokai storesnės negu laminatas, arba jeigu iš vis jungia plytelę su vinilinė danga, tai tada tas aukščio skirtumas jisai labai smarkiai išauga. Tai tada va štai šitie profiliai, jie gali būti trumpesni, gali būti ilgi, tarkim, ilgos štangos ir va čia spalvos. Su H raidelė tai yra medžio imitacijos, su F raidelėm tai čia jau yra būtent aliuminio spalvos, kurias irgi pačias populiariausias turime, jeigu kažko neturime, tai atvežam. Tai čia yra anoduotas aliuminis, jos yra be galo atsparios nusidėvėjimui, braižymui, nesvarbu namuose, prekybos centruose ar dar kažkur, tai kaip variantas, reiškias, jeigu nebandyti pritaikyti medžio spalvų, kadangi jų nėra be galo daug, nors ir daug, tai gali nepasitaikyti. Daugeliu atveju yra naudojamas kažkuris anoduotas aliuminis, kur jau jūs, pavyzdžiui, nerūdijantis plienas, jis įvairiais krentant šviesą iš įvairių pusių atrodo truputį skirtingai ir jis kažkaip pridara prie įvairiausių spalvų. Tai dažnai paskui derinama su durų rankenom, su turėklais laiptų, kur metalinės detalės naudojamos ir tampa tarsi dizaino kažkokiu elementu, kur galima įspręsti, kad tas profiliukas, kurio visi bijo, jis pasidaro staiga visiškai nebebaisus ir netgi gal kai kuriais atvejais ir savotiškai tinkantis tai vietai. Ir grindų užbaigimo profiliai. Tai tas užbaigimas, tai čia turime omenyje kaip pavyzdys. Kaip pavyzdys išorinis nedidelis kamputis. Tai yra nedidelis, tai būtent, kad 15 mm ant 8,5 ir jisai šitaip atrodo, tarkime, sumontuotas. Dažniausias panaudojimas yra prie lauko durų, kuomet netelpa jokia kita, nei grindžiuostė, nei dar kas, ir nesinori, tarkime, silikonuoti. Arba prie langų, kuomet yra didžiuliai vitrininiai langai, po kuriais vėlgi netelpa jokia aukštesnė grindžiuostė, tai tuomet yra montuojamas šitoksai išorinis kampukas. Dar gali būti vidinis kampas, kurio mes jau matome galutiniam rezultate daugiau, bet jisai pats iš savęs, jisai yra didesnis, tai kartais dėl to ir tinkamesnis. Vidinis kampas, jisai gali būti montuojamas, kuomet ilgesnė briaunelė eina, tarkime, ant sienos arba siauresnė dalis ant sienos. Vėlgi, šitas profilis jisai yra jau su gamykliniais tais pačiais elastingais klijais, tai tikrai drąsiai galima klijuoti prie judančios dangos, nes tie klijai jie judės kartu. Spalvų irgi turime įvairių. Ir tada trečias profiliukas, tai čia jisai yra toksai kaip U formos profilis, kuris dažniausiai gali būti panaudotas tuo atveju, kuomet grindys turi laisvumo. Jeigu, tarkime, kažkur tais prie langų sudėtas, tarkime, laminatas plaukiančių būdu ir, tarkime, nelygus pagrindas ir atsistojus mes jaučiame, kad tos grindys jos turi tokį lyg šiek tiek laisvumą ir jaučiasi, kad mes atsistojame ant tų grindų. Tai tada tokio tipo profilis, kadangi jisai yra prigręžtas prie betono, tarkime, arba su labai stipriais klijais priklijuotas, nes jeigu šildomas grindis gręžti negalime. Ir tada tos mūsų grindis, išsikrovė lazeriukas, tos mūsų grindis įsimontuoja tiesiog į tą U formą, paliekant kompensacinį tarpą judėjimui ir tada jau gaunasi tos grindis yra prispaustos ir yra išsprendžiama ta kaip ir ta problema šiokia tokia. Taip.
Čia mes norėjom pabrėžti Midnight Edition seriją, kuri, ko gero, tokia kaip atskira serija yra netaip ir senai pristatyta šio gamintojo. Tai reiškia juodi profiliai. Gamintojas, paprasme, sako, kad europinė mada yra tokia, kad vis daugiau, ypatingai virtuvių ar dar kažkur daroma profiliais, kurie yra grinai juodi arba balti. Tai kadangi pirmą kartą jie buvo išleisti turbūt prieš kokius 3-4 metus, atrodė toks truputį keistai, tai dabar jau jų populiarumas bent jau Europoje labai smarkiai didėja ir gamintojas faktiškai kas pusę metų pristato vis papildomus naujus profilius, kurie yra juodi arba balti. Tai čia jūsų žiniai arba tą naudoti, arba nenaudoti, bet reiškia tikrai tokie yra ir mes jų vis daugiau palaikome sandėlyje, reiškia stengiamės turėti ir tikrai matom, kad ir pas mus jų pirkimai, pardavimai didėja, reiškia. Ir tai nėra tik tai keli standartiniai patys populiariausi profiliai, iš esmės kaip formos tų profilių, kurie gali būti reikalingi, bet kaip matote netgi ir sudėtingesni profiliai, kurie jau eina iš 2 dalių, su bazėm, kažkokiem tais netgi komerciniam galbūt patalpom yra labiau orientuota, nes kadangi, visgi tai yra vokiečių gamintojas ir tas pats dažas, kad ir juodas arba baltas, jisai yra vis tiek, mechaniškai pažeidus, aišku, kad įmanoma jį subraižyti arba kažkaip tais pažeisti, bet vis tiek tai yra beproto kokybiškas produktas. Dėl atsparumo, tai reiškia, jie tikrai drąsiai naudojami visose prekybos centruose, visur, kur yra plaunama mašinomis ir mes turėjom netgi tokią kuriozinę situaciją, jie yra pakankamai brangus, Rygoj, reiškia, įrenginėjo prekybos centrą ir kaip visada viskas vėluoja, viską įrengė, likus keliom dienom praėjo mašina, kuri nenorėjo pirkti iš mūsų, pasirinko pigesnius. Tai mašina, kuri plauna, praėjo ir nuplovė, reiškia, tą padengimą. Tai tada teko skubiai vežti ten per naktį, kloti daryti, kad spėti iki atidarimo padaryti. Tai tie profiliai po šiandienai tarnauja, nieko jiems nėra atsitikę, reiškia, tai kokybė šitų profilių yra labai labai aukšta ir tikrai visiems braižymams, dar kažkams jie yra tikrai labai atsparūs, sugadinti galima viską. Ir dar vienas labai populiarus klausimas yra, mes turim daug prisiklijuojančių profilių ir toks neramumas yra žmonių, o tai ar jie neatsiklijuos? Tai atsakymas yra, kad problemą turėsit ne kad jie atsiklijuos, bet kad problemą turėsit, kai juos norėsit nuplėšti. Tada jau tikrai bus problema, reiškia, juos bandant nuplėšti. Tai toj vietoj galima drąsiai naudoti ir tas labai palengvina darbą, reiškia, įvairiuose vietose. Nes irgi jeigu iš gyvos istorijos tikros, tai klientas atėjo po dienos pirkti vėl to paties profilio, nes netyčia kreivai priklijavęs bandė iš karto atlupti ir sulankstė patį tą aliuminį. Tai va čia būtent dėl prisiklijavimo. Baigiamasis žodis, tai gal jūs tada? Tai kad nebelabai ką ir sakyti, ta prasme, mūsų salonas yra šitam nuostabiam prekybos centre, 1. aukšte, ten visada rasit, beveik visada, darbo laikas yra valandom ribotas, dažnai rasit Kristiną, nerasit kitus darbuotojus, aš irgi ten dažnai pasirodau, pas mus tikrai surasite daug dalykų, bet pagrindinis, ką norėtumėm užakcentuoti, jeigu kažkam jums kaip dizaineriams yra įdomu ir reikalinga darbe, ateikit pas mus pasikalbėti, mes jums sukomplektuosim ar tokius pavyzdėlius, kaip siuntėm, ar kažkokius kitokius, kad jūs turėtumėt savo darbo vietoj, turėtumėt patogumą nusivežti į objektą. Tuos pačius, sakykime, profilių, grindjuosčių pavyzdėlius mes esam pripjaustę ir tokioj kaip bibliotekoje laikom, kad bet kas iš gatvės galėtų atėjęs pasiimti. Bet jums padarytumėm specialius komplektus, kurie atitiktų jūsų poreikius, palengvintų jūsų darbą ir jūs juos drąsiau, geriau naudotume. Tai čia vienas dalykas, kitas dalykas, grįšiu prie to, ką sakė Ina, ką sakė Darius, reiškia, kad yra ta sistema su sutartim su dizaineriais. Su dalim mes iš jūsų jau ją pasirašę tas sutartis esam. Vėlgi ateikit, galima per Darių, galima per mus, tai bus ta pati sutartis, aptarsim tuos bendradarbiavimus visus ir su malonumu tą bendradarbiavimą visais būdais puoselėsim ir tęsim. Tai tiek turbūt būtų. Taip, ačiū.